Neverk, Vandutė, neverk, ko tu dabar tokia nusiminus? Mokytoja, kad jūs žinotumėt, kaip man yra liūdna. Ir ko dabar? Na va, už kelių dienų paskutinis skambutis ir aš kai tik pagalvoju apie auklėtinius, tai man taip suspaudžia širdį. Mano laida yra ypatinga, labai aktyvus, šaunus. Merginos šokėjas visada be galo elegantiškos, tiesiog visų renginių puošmena. Mane visą laiką pralepina nuostabaus grožio puokštėmis. Iš tiesų tai yra išskirtinė laida. Kad šita laida buvo labai draugiška. Aš kai lyginu su pernai metą, tai va šitą laidą stebino savo draugiškumu, ar tai būtų mokyklos renginys, ar už mokyklos renginys, tai jūs visą laiką buvot kartu, šventėte kartu šventės, kartu gal turbūt ir liūdnas akimirkas. Skiria gebėjimo nerealiai nustebinti, net ir tada, kai iš socialinių tinklų yra pašalinama visa informacija, jie prisimena, kada auklėtojos gimtadienis ir sugeba nustebinti net ir sekmadienį, kai jinai gražiai vakarieniauja. Iš tikrųjų, mokytoja, turėjau labai išskirtinius auklėtinius, labai gerus vaikus, kultūringi, mandagus, ypač kai jie atėjo 9 klasė, tokie nedrąsūs, tokie pasimetę. Visų pirma, kad mūsų buvo labai daug. O dar vienas dalykas, jūsų laida išsiskiria tom, kad joje buvo ir man labai artimų žmonių, tai reiškia mano priėmoji klasė, 1F, dabar 4 klasė, tuom ir išsiskiria. Atrodot visi labai protingi. Šiaip tokie draugiški, man šitą laidą patiko labiau negu pernykštė. Tai šitą laidą, sakyčiau, yra ypatinga, nes čia daug talentingų ir galių mokinių. Gerų vaikų laida. Ir suspėdavo visur dalyvauti, kūrybingi, žaismingi. Sakyčiau, bus sunkiai kam nors jūs pralenkti. Tapot labiau suaugę, rimtesni, pamokos, o ne pamokos, jaunatviškai. Ir šmaikštą pasikeitė gebėjimo laisviau reikšti savo mintis. Gal kiek užaugot, gal kiek pagražėjot, bet šito tokia pat geri. Žinoma, merginos išgražėjo, vaikinai suvyriškėjo, o šiaip, man atrodo, jie liko tokie pat, kokie buvo, labai nuoširdūs, draugiški, linksmi ir visada norintys veiksmo. Abiturientai atėjo rugsėjo pradžioj į kūno kultūros pamoką. Atkreipkite dėmesį. Mokytojai, nedarom šiandien, neturiu aprangas, o čia pavasaris. Mokytojai, varom sportuoti. Tapo išmintingesni, išmoko keli žodžius daugiau rusiškai. Visokių nuotykių buvo patiek. Labai faina laida. Labai daug mokinių tarybų ir buvo vis daug atėję, daug išėję, gal daug parėję. Iš tikrųjų labai fainai sutiktos vaikiukus ant sopkelės, kur sėt kasdien, kur pasisveikin maloniai praeit, kai turim daug ko prisiminti iš tikrųjų tiek metų. Be abejonės, Mantas Kačiuška, mano merginos šokėjos. Pavyzdžiui, Martyna, mūsų prezidentė. Deimantė Kemeižytė, Rugilė Valentinaitė, Mantuko, Gaudentuks. Aistukė, ir Brigita, ir Kornelija, ir Geleta, ir Asta, ir Armanda, ir Sima, Simona, Monika, Modestas, oi kiek, Valdemars ir Greta Dauskytė, Luka Kasparavičių ir Reda Šaulytė. Matas, Kibildas, Remigija, Emilija, Dovilė. Man žinok, baisu dar. Kiek buvo problemų, žiauriai. Idealiai nelankė. Pusiau miegantis. Neš darbą, ten darbė nieko nėra. Vienu žodžiu, turi grūdą įžiūrėti. Tas mokytojų negerbimas toks ir trukdymas kitiem 12-okam per pamokas. Geriausi mokiniai yra visi mokiniai, kuriuos mes mokomės, bet tie, kurie mokėsi daugiausiai ir geriausiai istorijos, tai Gedas, Ugnelė, Aurimas. Tai Deividukai ir Jonukai ir Viktorai. Kas Jordaniuks. Klaidas, Ernestas.
žvaigždės mano saulės. Jie yra kaip žmonės labai faini. Labai šaunus vaikai, man jie labai patiko, jie gražiai dirbo, mes gražiai labai bendravom. Diplomatiškai mokėjom susitarti. Su sveiku humoru. Visi buvo naudingi. Jūs visi, kiekvienas ir po vieną esat išskirtiniai. Be galo noriu palinkėti jums daug linkmės, sėkmės, o sugalvos dar daugiau. Jūs visi nuostabus esate. Jūs šaunuoliai ir sėkmės jums. Kad pasiektumėte tą, ką jūs norite. Eikit žingsnis po žingsnį, nebijokit ir suklupti, atsistokit ir eikit toliau. Kai tikslą turėsit, užsibrėšit, darysit ir viskas gausis. Būkit laimingi. Kad neapsvaigtų jūsų laisvės galva. Kad jūs sugebėtumėt į tą žodį sudėti visą tą, ką jūs turite geriausiai. Labai norėtųsi, kad ir jūs suktų. Suprantantis, gerą linkintys, draugiški žmonės. Kad jūs sukurtumėt gražias šeimas, kad jūs prisimintumėt mokyklą ir žinotumėt, kad jūs buvot brangūs. Vaikai, atraskit save. Gyvenkit tą dieną, kurią turit, nes kartais rytojaus nebūna. Būkit drąsūs, rizikuokit, bet protingai. Ir turėt bent vieną didžiausią troškimą, to troškimo siekti, kad jūs išsipildytumėte. Kad jūs atrastumėt savo vietą gyvenime. Kokį egzaminą jie pasirinkę, kad jiems tikrai pasisektų iš širdies visiems. Kad visada šypsotųsi, visada tikėtų gyvenimu, niekada nenusimintų ir visų ieškotų gėrio. Kaip paukštis tupia ant šakos negalvodamas, kad jį nuluš, taip ir jūs svajokite negalvodami, kad svajonės neišsipildys. Ir aš noriu palinkėti vaikučiams visiems sėkmės, kad ir kur jūs būtumėt, aš lauksiu visą laiką su paštu. Žodžiu, nu ką, mums lieka tik jiems gero palinkėti. Taip, tai aš tikrai noriu palinkėti ne tik savo auklėtiniams, patiems geriausiams, bet ir visiems dvyliktokams gražaus pasirinkimo jų gyvenime. Ačiū, kad jūs buvote pas mus ir gero skrydžio. Okay.